Viskas pofik. Darau, investuoju visus gyvenimo pinigus, pavyks, nepavyks, neturėsiu pinigų, ką jau pasimok. Arba imi, jau nuoširdžiai. Taip. Užteks 1000 valandų apie tai kalbėti. Žiūrėk, sprendimo. Taip arba ne. Darau. Arba nedarau, bet apie tai gyvenime daugiau nekalbu. Ten diskutavom iki... Jo, pliusus, minusus dėliojom visi kartu, tada grupėm jau, tada skambučiai buvo, kaip jau tik nebuvo. Aš drąsiai taip į kamerą žiūrim, prisipažįstu, visus sekėjus esu nusipirkęs. Ir dar neklausiau Garden Moodą. Nes net nepažįstu iš tikrųjų. Labai labai faina. Ne? Tai vat reikės paklausyti. Tai vat Tameda dabar lietuviškuosiuose šarkose dalyvavo. Rimtai? Bet jos dar nerodė? Dar nerodė. Šio mėnesio pabaigoje tipo turėtų. Kaip faina. Tai aš kaip supratau, kad praėjo ten kažkas, nepasakė, žinai, taip. Bet šiaip jinai, kaip jinai stengiasi dėl savo brando, tipo, ir vlogus dabar filmuoja, ir ten stories, ir ten, žiauri daug turinio visokio, žinai, daro, labai. Reiks pastebėti ir reiks perklausyti. Nes kaip tik, jei bus toks klausimas, aš apie podcastą to biškai pareflektuosiu, man labai įdomu. Ne, gerąją prasme, ta prasme, čia jei bus rekomendacija žmogui, ką reikėtų rekomenduoti, tai žinau, ką reikėtų. Visą laiką tauksą, ką žiūrėti. Šiaip jo, nes aš jau šiandien, gerai gal su Viktorija pasileidžiu podcastą, nes jau viską peržiūrėjau, kas tik išėjo. Gerai atrodom. Super. Puikiai. Labai gražiai, kokios damos šaunios. Šaunios damos einam. Tai ką, aš žinok, šiandien dienai šiam momentui labai kaupiausi. Aš žinau, kad tave kviesiu jau tada, kai filmavom patį pirmą podcastą, tai buvo Liepos mėnesį. Wow. Bet aš kaupiausi dėl to, kad aš tavęs nenorėjau su tavim padaryti dar vienų mokymų. Tipo, žinai, ką daryti verslui dabar, žinai, aš ir nenoriu ar marketingas yra pardavimai, žinai, nebesinoriu tų klausimų, tai todėl aš ir peržiūrėjau viską, ką galėjau peržiūrėti su tavim YouTube, kad galėčiau šiek tiek kitokių klausimų galbūt paklausti. Tai šiandien noriu nemokamus kažkokius padaryti verslam, bet daugiau su tavim pakalbėti apie tavo verslus. Labai gerai, situacijos, ne? Situacijos gyvenimo. Patinka, važiuojam, Gabija. Gerai, tai žodžiu. Tu Alter Ego podcast'e kalbėjai, kad tavo karjeros pradžia buvo nuo blogo. Taip. Kas ten buvo per blogas, kaip tai sugalvojai rašyti, ta prasme, kaip čia taip atsitiko? Mano blogas buvo Facebook'e, aš sugalvojau jį, nes aš tuo metu pradėjau sveikai maitintis ir tuo metu, čia prieš 10 metų, visiškai nebuvo nieko apie tai, buvo populiariausi ten mitybos specialistai, aš nieko su tuo nebuvau susijusi, bet aš tiesiog labai greitai užsikabinau, kaip faina valgyti sveikai, nes man turbūt svarbiausias dalykas, žmonės manęs vis paklausė, kaip tu tiek daug ir ilgai gali valgyti sveikai, tai man yra atsakymas, aš nesuprantu, kaip tu nesveikai gali kiekvieną dieną valgyti, dėl to, kad visai kita savijauta. Yeah. Tai aš pradėjau tą blogą ir mano mintis buvo, vėlgi, aš jau tuo metu iš kažkur... Aš tik buvau baigusi mokyklą, jau gau gerai, tai kaip čia išsiskirti, kad netapti tiesiog receptukų profiliukų. Ir sugalvojau, jog aš noriu daryti populiarius, nesveikus patiekalus sveikai, tai ten sveikas kebabas, burgeris, dabar atrodo, tik čia visi tai daro, bet tuo metu buvo wow. Man atrodo, per nepilnus 2 metus surinkau gal 15 000 sekėjų, tuo metu ten nei reklamų nieko nebuvo. Ir prasidėjo bendradarbiavimai, žinai, visokie ten su jogurtais, sveikais užkandžiais. Geras. Ir tuo metu aš ten padarydavau jiems bendradarbiavimą, kolaboraciją.
O net nežinau tuo metu, kas tai yra per žodis. Bet tai, kai tu pradėjai, tavasme, su kokia tu intencija pradėjai daryti? Tiesiog, kad nori dalintis? Man labai faina buvo ir aš kažkaip labai aplinkoje stebėjau, kai taip darau. Ir visi labai žavėjosi ir ten, nu va, pasidalink, ką tu ten kaip darai. Ir aš, tai aš galiu tada perkelti viską į ten. Nors, sakau, jokios patirties visiškai neturėjau. Ir prasidėjo visokie bendradarbiavimai, aš pradėjau rašyti daugiau, kai kuriem prekiam, buvo, man atrodo, 3 ar 4 prekės ženklai, kurie jau samdėsi mane, kad jiems konkrečiai rašyčiau turinį. Ir nuo to prasidėjo realiai pirmasis darbas tame. Geras, o tai tau per Facebooką iš esmės parašydavo, kad bendradarbiaujam? Jo, per Facebooką tada susitinkam kažkur, o Dieve, man 19-20 metų, aš varu į kažkokius didelius ofisus, aš nieko nesuvokiu, kas čia vyksta, tokia. Geras. Pieška, žinai, kaip aš. Bet tai kaip fainai turėjo būti, nu, tipo. Fainai, aš tuo metu, o fotkinimo mano įgūdžiai kokie buvo, o jie tau. Nu, žodžiu, tai vat, aš kažkaip taip pradėjau ir aš bandžiau kaip tik su tuo blogu eiti į Instagramą. Visiškai, sakiau, gyvenime Instagrame nieko nedarysiu, tokia nesąmonė, visiška nesąmonė. Ir kažkaip po to prasidėjo daugiau bendradarbiavimų, prasidėjo daugiau, apskritai atsirado iš kažkur tie pirmieji klientai, nu, ne iš kažkur jie atsirado, bet pažįstamus, draugė mato, kaip rašau, kaip kuriu, kažkam rekomenduoju, kas turi verslą. Bet šalia viso to, realiai visus 5 metus, tai buvo toks, žinai, kur 3 valandas per dieną freelanceriauja ir likusias dirbi kažkur samdomam darbe. Tai taip nebuvo tokio, žinai, kur jau pilna koja 10 metų, realiai pilna koja nuosavam versle su 5 metus. O tai kaip tada užsibaigia tavo ta blogo era? Užsibaigė, žinok, paprastai, aš tiesiog išėjau į tokį samdomą darbą, kuriame reikėjo labai daug atiduoti savęs. Be darbo valandų, be nieko, labai daug iš tikrųjų tokio ir vadovavimo reikėjo ir automatiškai, kai tu supranti, kad tu esi atsakinga už tos įmonės veiklą, tai jau savo visi reikalai nuėjo kažkur toli, nes padaugėjo klientų bendrai savo, plus samdomas darbas, nes tas samdomas darbas, sakau, buvo toks ištęstinis, kartais dirbi 10 dienų be laisvadienių, nes yra renginiai, mokymai ir panašiai. Tai taip ir užsibaigė. Dabar jau niekur jo negalėtum rasti. Aš tą puslapį esu pasilikusi, bet aš pakeitus net ir pavadinimą, ištrynus viską įmanoma, ko dabar aišku gailiuosi. Tai būtų faina. Aš buvo labai gerų receptų. Pavyzdžiui, kaip pagaminti kuršienų vyniotinį, kuris yra keto. Eik to. Taip, nu čia ta prasme, aš vis prisimenu gailiuosi, kodėl aš neturiu to recepto. Tai kodėl neišsaugota kur nors archyve? Nepagalvojau visiškai. Nu čia gal irgi tai, žinai, kur vienu metu gal, žinai, ir gėda pasidaro ir nebefaina, viską nori išdaryti. Tuo metu tai buvo labai gėda, nes, nu, tipo, dariau belekai blogai. Ta prasme, nuotraukos, vizualai, taip viskas blogai. Čia kaip, žinai, juokavim, jog tikrai nenorėčiau parodyti savo pirmųjų klientų ir kaip joms dariau. Taip. Aš dariau visiškai be patirties ir suvokimo, kas tai yra. Nes aš pradėjau visiškai ne nuo to, kad aš baigiau studijas ir aš darau, aš tuo metu buvau pirmam kurse realiai. Studijavau ne visai susijusi tai, ką dabar dirbu, nes po to jau supratau, kad noriu marketingo studijų ir panašiai, bet pati pradžia buvo, kur neturiu jokių žinių, darau dėl savęs ir aš visada sakydavau net ir tiems, kurie dirbo, tarkim, ji ir dabar yra viena jogurto įmonė, pieno produktų, kur aš jiems pasakiau, sakau, aš visiškai neturiu žalio suvokimo apie marketingą ir aš esu visiškai atvira, kad aš tiesiog padarysiu taip, kaip man atrodo, tai jums spręsti.
norit jūs to ar nenorit. Bet iš kur pas tave tiek drąsos, žinai, kad tai va tiesiai šviesiai paimti ir pasakyti, nu aš nesuprantu, ką aš darau, bet jeigu jums tinka, aš tą padarysiu. Aš nežinau, žinok, aš visą laiką nuo pat mažumės buvau labai tiesmukiška ir tas yra kartais labai blogai, nes per daug tiesmukiška. Aš ten nebandysiu nei meluoti, nei glaistyti, nes paskui aš nebeprisiminsiu, ką aš pamelavau, aš geriau pasakysiu tai, ką aš žinau ir kaip yra, negu paskui dar galvoti ten istorijas, melus. Aš nesuprantu, kaip žmonės nepasimeta tarp savo melų. Aš kažkaip nuoširdžiai tikiu, kad jie nemeluoja, bet... Bet visaip yra. Aišku, visaip yra. Tai gerai. Tai žodžiu, pradėjai tą blogą, turėjai kažkokių vis darbelių su marketingu susijusiu, bet to pačiu dirbai su renginiais, ne? Vienu to momentu. Realiai su mokymais. Aš dirbau, jei taip bendrai žiūrint, be visokių tokių studentavimo patirčių, nes aš esu dirbusi net ir parduotuviai iki. Kuri šalia yra tavęs. Rimtai? Bajoruose. Ne, tuo metu buvo iki, dabar yra Maxima. Ten buvo seniau iki. Tai jo, aš dirbau ten, paskui dirbau batų parduotuviai. Baigusi studijas, aš nežinau, ko aš noriu toliau, tai aš nuėjau tiesiog dirbti į Kankan pizzą, kas man žiauriai patiko. Ta prasme, tai buvo nuostabi patirtis aptarnavimo sektoriui. Na ir paskui išėjau į pardavimus dirbti ir paskui realiai tiek kolegijoje dirbant, tiek paskui paskutiniam darbe viskas buvo susijęs su mokymais renginiais. Tai visur kažkur šalia neėjo tie mokymai. Jo. Tai gerai, tai buvo vienas klausimas, ką esi baigus, ar marketingą, tai ne su marketingu, tu studijavai? Paskui aš pasibaigiau marketingą dar papildomai, bet aš iš viso vadybą turbūt klasiška. Tai buvo labiau krypties kultūrinės veiklos vadyba, kas vis tiek su renginiais ir kaip atrodo dirbi pagal tai, ką turėtum, bet aišku, paskui norėjosi pasibaigti marketingą. Jei atvirai, nes taip tiesmukiškai tai nelabai davė kažkokio didelių dalykų tos studijos, nes šalia visą laiką pirkdavau jau kursus, kažkur, žinai, mokydavausi užsienį ir panašiai. Tai man tas daugiau davė, nei tiesiog pasiimti ten turėti bakalauro marketingą. Taip. Čia žiauri būsiu, bet mano čia nuomonė. Bet čia iš tikrųjų taip ir yra, dėl to, kad aš atsargiai, žinai, kadangi nestudijavau tiesiogiai marketingo, bet man čia irgi buvo tas lūžio taškas, kai tavo mokymus radau. Iš viso čia buvo nakties istorija, žinai, kaip aš atėjau iki tavo mokymų. Bet šiaip, man atrodo, per mokymus tu gauni labai koncentruotos medžiagos ir iš kiekvieno lektoriaus gali pasimti kiekvieno matymą skirtingą. Tai po to tau ir labai gražiai viskas dėliojas. Aš manau, aišku, dabar jau ateina tas į Lietuvą, kad, pavyzdžiui, ta pati Vilniaus verslo mokykla jau ima lektorius praktikus, bet labai daug studijų krypčių turi lektorius, kurie visiškai to nepraktikuoja ir jie yra tik teoretikai ir tai yra labai baisu ir kas liečia marketingą, tai labai keičiasi greitai. Tai tas pats lektorius turi būti tame, tai dėl to aš taip sakau, kad tikrai nenubraukčiau tų studijų, bet jei tokiai patirčiai tikrai ne geriausias variantas. Ir tikrai tu gali marketingę dirbti be bakalauro, o turint iš kažkur kitur tų žinių, patirties ir apskritai suvokimo. Taip, čia mano istorija iš esmės. Gerai, tai tu vienu momentu dirbai agentūrai kažkur? Jo, aš turėjau tokią patirtį, aš galvoju, realiai tarp pardavimų ir tarp pirmosios švietimo įstaigos aš dirbu agentūrai metus ir mėnesį, kažkas tokio. Kodėl taip trumpai? Aš pamačiau, ko aš gyvenime nenorėčiau daryti, aš pamačiau, kaip aš nenorėčiau dirbti, nes... O kas, gerai, kodėl labai daug klientų turi blogas patirtis su agentūrom? Nes
Aš nežinau, ar klientai turi blogas patirtis, aš čia galiu kalbėti, žinai, kaip specialistas. Man visą laiką norėjosi gylio, o agentūrose dažniausiai visą laiką norisi greičio. Ir toks, kur ten įprastai yra, nu tai padarykim, vat greitai, va čia sugalvokim, iškepkim ir panašiai. O man tada visą laiką klausimas, o kodėl? Nu, o kodėl taip reikia? Ne tai, kad blogai ar gerai, o kur tai veda, kokia prasmė, kokią žinutę mes norim išnešti. Tai ten visas tas bandelių konvejeris mane tiesiog trikdė ir aš nesuvokiau tada, kaip tu gali gerai padaryti darbą. Patirtis yra gera, patirtis pamatyti, kaip tu nori dirbti, kaip tu nenori, bet bendrai, ar aš ten labai norėčiau dabar, tai nemanau. O tai savo agentūrą? Nu, turėjau. Bet dabar. Gerai, tai tada pakalbam, dar sugrįšim prie šitos temos. O, Dieve. Tai gerai. Kada buvo tavo tas lūžis, kai išėjai iš visų samdomų darbų ir pradėjai savo agentūrą? Nes pirmas tavo, freelancinai savo ir po to savo agentūrą turėjai, taip? Taip. Tai kaip atrodė tas lūžis ir perėjimas? Aš išėjau iš samdomo darbo 2020 metų rugpjūčio 12 dieną. Čia jai taip. Nu ir ką, aš nežinau, aš jau labai ilgai šiaip iš tikrųjų galvojau, aš jau pusmetį prieš labai ilgai galvojau. Jau buvo kalbėtas ir su įmonės savininkai, žinai, kad noriu išeiti. Nes aš labai norėjau dirbti marketingę, aš nenorėjau vadovauti įmonei. Paskutinis samdomas darbas nebuvo su marketingu? Ne, tu vadovauji įmonei, tu realiai turi suvokti viską, kas vyksta, bet tu vadovauji įmonei. Aš taip norėjau tiesiog, kad duotų dirbti marketingo specialistę, o ne, nežinau, įmonės ten vadovė ar direktorius pavaduotoja. Nu taip norėjau dirbti su tuo, Ir nors atrodė toje įmonėje ten specialistai marketingo uždirba mažiau, žinai, bet man visiškai tas nebuvo svarbu, aš taip norėjau ir aš labai daug išausi į tą marketingą, bent kažkiek, žinai, pabūti, bet aš tikrai labai norėjau dirbti tame, tai buvo viena iš dalių, kodėl aš išėjau, antra dalis, aišku, kad pavargau, nes tikrai labai daug atsakomybių ir kai tu esi samdomas vadovas ir kai šalia irgi yra tik samdomi darbuotojai, tos atsakomybės kažkur, žinai, jos išeina. Ir aš visgi nusprendžiau, pusmetį vis dvejojau, nes aš kaip toksiškuose santykiuose myliu, nekenčiu. Ir kažkaip labai liūdna buvo per savo gimtadienį, nes tuomet labai puikiai atsimenu, reikėjo dirbti. Aš nebuvau mačius tuo metu savo vyro gal savaitę laiko, nes tiesiog gimtadienį viską tu prašventi darbe, nes buvo išvažiuojamasi, žinai. Ir aš nusprendžiau, kad viskas. Čia mes ir baigiam, tai atidirbu, man atrodo, dar mėnesį, nes vis tiek labai daug, kadangi atsakomybių reikėjo perduoti. Aš išėjau, iš karto išėjau šalia mokyti, šalia dirbti, nes aš jau turėjau pilną paketą klientų, tai man tai nebuvo toks, kur... Bet aš jau turėjau saugią sumą, aš uždirbau tuo metu jau daugiau nei uždirbau samdomam darbe. Tai tas buvo ir, žinok, po kelių mėnesių jau pradėjo kurtis agentūrą, nes aš supratau, kad aš jau nebespėju viena. Tai, gerai, tai sąmoningai pradėjai kurti iš karto agentūrą, ar tiesiog jau nebespėjai? Tiesiog nebespėjau, aš apie agentūrą iš viso po agentūros patirties sakiau, never again. Daugiau nebedarom. Viskas. Bet pasiemi vieną pagalbą, paskui kitą, paskui trečią ir tu žiūri, jau čia kažkas vyksta ir tu tada, gerai, tai gal pasiemam dar šalia, tada apsistatom specialistais pagal savo agentūros pobūdį ir tada darom taip, kad aš jau atsitraukiu nuo tiesioginio kūrimo, dirbu su strategijom ir labiau dirbu įmonės vadovavime ir vystyme. Nebuvo sudėtinga suvaldyti tos visus procesus, jeigu ateina daug naujų klientų, daug žmonių, čia dar lipdai ir tą agentūrą tuo pačiu? Šiaip ne, man labai patinka, man
man turbūt geriausias dalykas agentūroje ir buvo tas, nes aš esu apskritai vienas didelis procesas, man turi būti viskas sustyguota, suplanuota, sistema visur, ar atsidaręs virtuvę ir pamačiau šakučių stalčių, visur turi būti sistema, tai man tas labai patiko ir man čia yra kaifas, kad kaip tik, galbūt chaosas jau, davai padarom, bet... Iškraustom tą spintą, ne, ir dabar suorganizuosim. Taip, tai va šitas man labai patinka. Kokie buvo didžiausi iššūkiai turint agentūrą? Kas, tie triggeriai kažkokie buvo, kas labiausiai nepatiko? Specialistai. Sunkiausia juos rasti ar su jais dirbti? Šiaip su jais dirbti ir rasti, aišku, du gal, taip negaliu sakyti, kad tikrai labai jau čia dideliai iššūkiai, bet jei taip žiūrint dabar, tai aišku, pirma dalis yra specialistai, antra dalis yra klientai. Tai pirma dalis yra, kad buvo labai daug žmonių, kurie nori dirbti marketinge, bet jie visiškai nesuvokia, ką reikia daryti. Jie ateina su tuo, kad tu mane moki, kad aš ten galbūt net ir nemokamai dirbsiu, arba ten dirbsiu už minimumą. Bet tu tada pamatai, kad tas žmogus po 2 savaičių dirbant kartu, jis jau nori ten 2000 atlyginimo, kaip pavyzdys. Taip. Kitas dalykas, aišku, yra atsakomybės. Kad ir kaip aš ten stengiausi motyvuoti ir pinigais, ir ne pinigais, kartais žmogus pamiršta, kad tu dirbi marketingą ir jei tu padarai klaidą ir ją įkeli ten, tarkim, vakare, tai nereiškia, kad tu baigiai darbą. Reiškia, kad tu turi sėsti ir sutvarkyti visą tai. Tai šitas tikrai būdavo sunkus dalykas. Apgavysčių esu turėjusi, pasiėmimų klientų, čia irgi per pamokas, kad reikia labai išsamei sutartis pasirašinėti ir su specialistais labai išsames turėti. Tikrai yra nukosėję klientų, tikrai yra tokių, kur atleidi darbuotoją po 2 savaičių, nes visgi pamatai, kad jis nieko nesuvokė. Jisai, atsiprašau, kad taip sakau, bet jis nėra gabus marketingui. Jisai visa komanda, tarkim, mato, kad bet kokias užduotis tu duosi, jis nieko nepadarys. Po 2 savaičių tu dar jį pamatai atidarius savo agentūrą. Ką tu darai? Čia, kiekvieno reikalas. Taip. Ir aišku, klientai, tai buvo tas laikotarpis, kai mes dirbom su labai mažais klientais, paskui su labai dideliais klientais, visokio to mikso buvo. Tai aišku, sunku su mažais klientais, jog jie neturi biudžeto ir jie nori visko ir čia ir dabar. O su dideliais man buvo sunku, kad iš esmės nėra ten ką per daug veikti. Nes aš noriu pamastyti, ne tiesiog, imkit jums milijonas, darykit agentūrą, ką jūs norit. Tai dėl to paskui pasirinkau visgi dirbti su mažesniais verslais. Nors niekas nesupranta mano šito sprendimo ir visada yra sakoma, taigi Miglė, tu dabar jau ten ir ten esi, tu gali dabar eiti ir dirbti su savo svajonių verslais, o mano svajonių verslai tie, kurie pradeda. Nes visiems atrodo, kad jei jau tu kyli karjeros laiptais, čia kaip ir su specialistu. Pirmiausia, tu esi specialistas, tada strategas, tada turi agentūrą, o tada jau ten eini lektoriauti. Tai taip pačiai ir čia, pirmą tu dirbi ten, su mažais, tada smulkesniais, vidutiniais ir tada jau didžiausiai. Nenoriu aš tai. Jo, šiaip yra momentas čia toks, kur savi minusai, savi pliusai yra tiek su mažom, tiek su dideliom įmonėm dirbant. Ir tas labai pasimato, kai pradedi dirbti, labai atsifiltruoja. Taip. Gerai, o tu visi šitie specialistai, kurie su tavim dirbo, tai jūs visi online dirbot, ar jūs turėjote ofisą, kur jūs susitikdavot? Online. Nebuvo dėl to sudėtinga irgi, kad prižiūrėti specialistus? Ne, visur yra sistema. Visur aš žinau, kur pasižiūrėti, kokie darbai, kas vyksta, progresas, projektai ir panašiai. Aš šiaip negalėčiau dirbti su kažkuo ofise. Aš turiu viena ramybėje, niekas nejudina. Jei kažkas kažko paklausia, aš atrašysiu tada, kada galėsiu. Negalėčiau dirbti. Aš ant to dalyko aš esu super nekomandiškas žmogus.
Tai gerai, tai žodžiu, dirbai su specialistais, turėjai savo agentūrą, kur tada buvo tas taškas, kad sakai, nu viskas nebedarysiu, ar buvo kažkoks įvykis, dėl ko tu sakai, viskas nebedarysiu, ar tai buvo irgi procesas, kurį tu susidėlioji iki to uždarimo, nu, tarkim, agentūros, ar tu jau turėjai planą po to, ką tu darysi, kaip šita vieta buvo? Kažkuriuo momentu aš tiesiog atsimenu save verkiant pas draugę ir sakant, aš nebežinau, ką daryti toliau, aš esu kryžkelė ir nebežinau, kas vyksta, ką daryti, nes visko buvo per daug, labai daug reikalų buvo su specialistais, ten vieni išeina, kiti ateina. Nu, man tiesiog tuo metu tai buvo tiesiog perdegimas, nu, žinai. Bet paskui suvokiau, kad gerai, aš einu toliau, galbūt mažinu agentūros apimtis, nepriimam daugiau klientų, nišinamės šiek tiek netgi stipriau ir aš kažkiek einu lektoriauti. Nes aš turėdavau labai daug vidinių mokymų, nu, tai užsakomųjų, tai tas visą laiką šalia buvo, bet jis nebuvo toks labai stiprus dalykas. Ir mano tikslas buvo eiti link mokymų ir kažkaip, bet nebuvo to, kad tik mokymai ir agentūra, buvo toks, kad tai biški pavesiu, biški, žinai, biški ten, bet taip kažkaip įsivažiavau, pirmuosius, antruosius paleidau, tada atsirado turinio dirbtuvės ir po to kažkaip nusprendžiau jau atsifiltruoti klientus, nieko daugiau nebepriimti. Vienus klientus perleisti kitiems specialistams, kažkas kitus klientus pavogė, tai, nu, žodžiu, tai paskui jau atsisveikinau su visais likusiais ir viskas, tuo ir baigiam. O tai kaip, sakai, jau buvo šiek tiek lektoriavimo, kai turėjai agentūrą. Atsimeni savo pirmosius mokymus? Atsimenu. Kur jie buvo, apie ką jie buvo, kaip tu jautėsi iš viso įdama pirmą kartą lektoriauti? Jie buvo apie darbuotojų įvaizdį socialiniuose tinkluose, dideliai įmoniai. Kaip jie tave susirado? Per pažįstamus, nes aš tos įmonės HR-ės sesuo dirbo su manimi, tai tiesiog va taip. Ir kaip tau ten sekas tie pirmieji mokymai? Dabar kaip, tuomet atrodė, kad vau, kaip gerai, dabar jau, aš dar kažkur tas skaidrės turiu, jas tokios baisios, aš taip nemokėjau kalbėti, nesakau, kad ir dabar labai puikiai moko, bet aš taip nemokėjau kalbėti ir jiems taip patiko. Tai va, tai gerai sekėsi. Gerai. Patiko iš karto, ne? Patiko. Aš visą laiką žinojau, kad aš noriu būti arba mokytoja, arba pardavėja. Paskui galvojau, nei vieno, nei to nebūsiu. Kodėl? Kažkaip nežinau, pardavėja, tai skemerė iš karto atrodo. Ai, na taip. O mokytoja, nu tai ką aš mokysiu? Nu, tipo, ką aš lietuvių, nu mano toks, žinai, mąstymas buvo, kad kraštutinumai. Jo. Lietuvių kalbos, matiekos, į mokyklą. Bet paskui kažkaip labai juokinga, kad į tas dvi profesijas susidėjau į vieną netyčia. Tai gerai, tai sugalvojai, žodžiu, nebevystyti agentūros, tada jau šiek tiek kitos mokymus. Kai tu pradėjai labiau į mokymus eiti, ar tu ir planavai tai, kas yra šiandien? Ne, aš įsivaizdavau, kad iš viso eikti. Galim žvengimo podcastą padaryti. Nu, pasakok. Aš įsivaizdavau, kad aš čia pavesiu biškį mokymukų kokių, bet čia bendrai dirbsiu su klientais. Mano svajonė turėti ten vienus mokymus, kuriuos tiesiog šalia pirktų, būtų pasyvios pajamos. Čia būtų wow, čia būtų svajonių išsipildymas. Mano visas pasaulis išsipildytų, jei tai būtų. Wow, juokinga, ne dabar girdėjau.
Bet net graudu, nu kažkaip susigraudinau, žinai, šalia, nes, nu, blemba, iš tikrųjų, kaip faina. Bet eiktų. O, Jezu, verkiu tikrai. Šiaip, aš kaip pagalvoju, nu, aš kai tave pradėjau sekti, aš kai į turinio dirbtuves pirmą kartą atėjau, aš žiauriai gerai prisimenu, kai tu perlipai 5000 followerių ribą. Panevėžyje nuotrauką. Taip. Ir aš žinau, kai perlipinėjau savo 5000, aš norėjau pakartoti tą pačią nuotrauką. Kodėl nepakartoji? Nu, dar į Panevėžį važiuoti? Ne, tai gal surasiu kur nors kitur. Ten yra... Ai, reklama ten yra labai geras pastatas, labai. Ir aš važiuoju su vyru ir galvoju, va čia nusifotkinsiu, kai turėsiu 5000 sekėjų. Plemba, reikėjo padaryti. Bet aš dar neperlipu 6000, tai dar ne vėlu. Gali. Taip. Tai va, tai aš labai prisimenu, kai aš tave atradau, šiaip tada, pavyzdžiui, marketingo profilių buvo žiauriai mažai. Ne, man atrodė, kad labai daug. Aš tada, nes realiai tuo momentu aš ėmiau visą informaciją, kokią tik galėjau, iš kur tik tais galėjau, visko ieškau, kas yra susijęs su marketingu. Ir realiai lietuviškus aš 3 profilius buvau radus tuo metu. Wow. Ir vienas iš jų buvo tavo. Man atrodė, kad ir dabar atrodo, kad daug. Dabar man irgi bet atrodo, tuo metu irgi atrodė, eikt, kiek daug. Taip. Ir realiai čia buvo visai nesenai. Nu taip. Šiaip, nu, 2020 metais. Ne, tu gal 2021. Jo, tikriausiai. Ar 2022. Ai, Žodžiu. Neprisimenu. Prieš 3 arba 4 metus. Galbūt bus prieš 3, nes aš vis tiek pradėjau 2020, ten dar dirbau agentūrą. Aš atsimenu, lapkričio ar gruodžio mėnesį kažkaip aš buvau turinio dirbtuvėse. Jo. O po to gegužės mėnesį jau SMM pirmas ir jau tada, kai užsisuko, tai... Tu esi, man atrodo, pirmoji laida mano SMM. Aš labai puikiai atsimenu. Jo. Dabar dar reikėtų pakartoti, jau kiek atsinaujinęs tas kursas. O Dieve mano, jis tik atnaujintas ir aš jau dabar galvoju, kaip vėl dabar atnaujinti, nes jau vėl, aš jau suvokiu, kad neužteks įrašyti ir paleisti, vis reikia atnaujinti, prasisuka kelios laidos, tu vėl atnaujini, nes viskas keičiasi, žinai, bet kokiu atveju viskas keičiasi. Bet jau kiek daug praėję studentų yra per tą SMM? Bus dabar 20 laida. Tai kiek čia maždaug žmonių? 800. Tu gali patikėti, kad tu 800 žmonių pramoki jau? Ne. Aišku, aš taip žiūriu visą laiką, kiek iš tikrųjų darė namų darbus. Nes, žinai, būna tokių, kur nusipirki kursą ir kartais net neperžiūri to kurso. Tikrai aš pati tokių kursų dar ir kur pirkus tais pačiais 2020 metais ir jie dar taip vis stovi neperklausyti. Tai čia būtų, žinai, įdomu statistiką pasižiūrėti, nes ne visur tu gali susekti. Bet jo. O šiaip kiek SMM yra verslų, kurie patys dėl savęs ateina ir kokią dalis? PM. Įprastai PM. Gal netgi sakyčiau, va dabar paskutinės laidos, ypač kurios šiais metais startavo, tai sakyčiau, gal netgi 7 verslų, 3% specialistų. Kas žiauriai yra faina. Ta prasme, aš visą laiką norėjau, kad specialistai tą kursą perklausytų. Atsiprašau, ne specialistai, verslai, nes, kaip ir visi ateina verslai tą patį sako, tai yra must have kursas pradedant verslą. Visiškai, netrumpuosius mokymus pasiimti kažkokius, ne šiaip pasiklausyti, bet grinai turėti tą pagrindą. Tas labai faina, nes vis tada, žinai, daugėja... supratimo, to suvokimo. Daugėja, ir tada atsiranda tų verslų, kurie tikrai mato prasmę mokytis. Ne šiaip, kad, išmoksiu ir dabar viskas. Eisiu čia, darysiu, bet užsikabina, jie tada nori mokytis daugiau, nebūtinai pas mane, jie gali, žinai, man svarbiausia, kad jie norėtų mokytis. Čia yra pagrindas, bet kur, kad ir iš knygos pasimk, skaityk, eik mokytis. O iš specialistų pusės ateina daugiau visiškai naujų žalių specialistų, kurie nori pradėti, ar tie, kurie jau kažką yra darę, ar mokos, tarkim, marketingo, bet nori papildomai? Šiaip įprastai tai yra tie, kurie dirba.
yra tikrai labai daug dirbančių jau specialistų. Jie arba dirba savo, arba dirba įmonėse, arba jie patys išsiunčia save, arba įmonės juos išsiunčia. Tų, kurie nori pradėti, yra dažniausiai per kursą 1, 2, labai retai, kad būtų daugiau. Irgi, aš kaip sakau, kiekviena grupė yra skirtinga, bet šiaip jo. Kaip tau atrodo, kiek yra tų tokių prastų specialistų, kurie ar nesuvokia kartais, ar per mažai turi žinių, bet jau nori dirbti, ar šiaip dauguma labai gerai varo, tiesiog gal per mažai save iškomunikuoja? Aš manau, kad šiaip kuo toliau, tuo gerų specialistų yra labai daug. Tikrai. Ir netgi tų, kurie visiškai nekomunikuoja socialinėje erdvėje, jų tiek yra daug gerų specialistų. Gal sakyčiau, tikrai yra tų specialistų, kiek jų yra, aš tikrai nežinau tų, kurie, bet aš galiu juos tiesiog įvardinti kitaip, tie, kurie ten vienus mokymukus perklausė, tie, kurie patys specialistai neinvestuoja į savo žinias ir aš labai dažnai tą sakau, kad investuoti į savo žinias tikrai reikia susimokėti pinigus, neieškoti nemokamų mokymų, nes kai tu susimoki pinigus, tu tada pradedi matyti vertę. Tu nori mokytis, tu nori gauti viską. Tai tie, kurie visiškai nieko netobulėja, nes kiekvienas mes ir tu ir aš buvom savo veiklos pradžioje ir mes irgi buvom prastai specialistais, kad ir kaip tai beskambėtų. Bet tikrai yra tokių specialistų, kurie, kaip pradėjo, jiems niekas neaktualu. Aš tikrai turiu net keletą tokių pažįstamų, kurios jokių būdų neis nei pas mane į mokymus, nei kažkur kitur, dėl to, kad jos viską žino geriausiai. Joms čia nereikia pasakoti, kaip čia turi būti, kaip neturi būti. Jos žino, jos jaučia, išjaučia svarbiausia. Tai, tokių yra, bet kiek jų yra, negaliu, daug pasakyti. Šiaip man labai įdomus toks požiūris, nes man tai, pavyzdžiui, noris, nes kiekvienas mes tą pačią informaciją perfiltruojam kitaip ir mes ją pritaikom kitaip. Ir man, pavyzdžiui, kaip tik yra įdomu iš kuo daugiau lektorių netgi tą pačią informaciją sužinoti. Jie visiškai visi skirtingai pasakos, o po to tu savo tą knowledge vėl kitaip susidėlioji. Būtent. Ir žinai, yra tas, kur labai dažnai ateina specialistai ir klausia, aš mokiausi ten ir ten, o pas jūs ar bus šita tema, nes aš jau ją praėjęs ir aš nenoriu. Ir kartais taip sunku pasakyti, kad, nesvarbu, kad tu praėjęs. Aš, pavyzdžiui, aš visą laiką sakau, kaip aš pati mokusi, nes aš kiekvieną dieną, valandą laiko bent jau skiriu mokymams, nes, prisiperki ir tada jau planą susidėlioji, ką mokysiesi. Tai aš realiai vieną paskaitą arba vienus mokymus klausiausi 4 kartus. Pirmus 2 kartus aš tiesiog klausiausi, 3 kartą aš konspektuoju, 4 kartą dar konspektuoju ant šalia užrašų ir klausausi. Tai kas gaunasi, kad net ir tuos pačius mokymus žiūrint ir ten 4 kartus, jei labai sudėtinga tema, pavyzdžiui, psichologijos, tai tenka paklausyti ir daugiau nei 4 kartus, tai aš žiūriu, kad man jau tai, kad aš klausau 4 kartus, aš kiekvieną kartą išgirstu vis skirtingus dalykus. Tai čia irgi, O šiaip kur mėgsti, ieškoti mokymo, ar turi kažkokius savo mėgstamus, nežinau, mokymų tiekėjus kažkokius, ar šiaip random ieškai? Aš visiškai nenusistačiusi, kad eiti tik pas vieną ar tik pas kitą. Dažniausiai tai vis tiek ieškau, matai, aš dabar apsibrėžus labiau ko ieškoti. Su marketingu aš ten ėjau metus daugiau trukusius mokymus, kur 50 000 kainavo ir dabar galvoju, Dieve, aš pagaliau tai pabaigiau. Ačiū Dievui, kad pasibaigė, ne? Tikrai buvo labai sunku, nes buvo labai intensyvu ir tu negali mest, nes tu suvoki. 5 000 sumokėjai. 50 000,
jau pradinės įnašas būtų išėjęs. Bet tai vat tokius aš einu marketingui, bet aš daugiau dabar gilinu žinias į neuromarketingą, į labai labai psichologiją, į kaip klientai mąsto ir panašiai. Tai labai svarbus momentas iš tikrųjų. Pats svarbiausias. Jo, tai aš stengiuosi šiaip visur ieškoti. Ir tų pačių saviugdos trenerių. Įprastai tai būna tai, kad tu užsikabini ant vieno lektoriaus ir tau tada targetina visus kitus. Tai kažkaip sėdi. Nėra sudėtinga. Nėra sudėtinga. Tu turi populiariausius kažkokius, bet ko aš tikrai nedarau, gal kažkas ir mane pabars ir sakys nesąmonė, aš neinu nei į Udemy, nei į Coursera, ten tų pigiaškų klausyti, nes man biški gaila laiko. Aš jau geriau nusipirksiu ženkliai brangiau nei 10 eurų, bet aš gausiu jau koncentruotą. O ten, tam pačiam Udemy, ten 1000 mokymų apie tą patį, kažkaip labai tada sunku atsirinkti. O nėra baisu, nes užsienio daugiausiai klausai mokymų? Ne, labai įvairiai. Šiaip ir ne tik užsienio, taip pačiai ir į tuos pačius Atomic Garden. Stengiuosi tada arba padirbti su kažkokiu specialistu konkrečiu, jei, tarkim, psichologijoje žinių norisi, tai eini ne konsultacijai, bet grinai padirbimui išsiaiškinti. Tai nenoriu tik užsienio, nes užsienio rinka viskas kitaip ir paėmus tą pačią Latviją ir Lietuvą jau yra labai kitaip. Jau mes matom iš rinkos, pavyzdžiui, nes tenka dirbti su Latvijos, Lenkijos rinkom. Visiškai yra skirtingi dalykai. Gerai, sugrįžkim dar šiek tiek prie to, kad ar nepasilgsi darbo su klientais, kaip sakai, kad prieš tai labai, kai dirbai dar samdomam darbe, labai norėjai dirbti su verslais, daryti jam būti marketingo specialistą. Ar dabar nepasilgsti vėl, kad nenorėtum būti tiesiog marketingo specialistė? Ne, man labai viskas patinka ir tinka. Aš labai daug dirbu su verslais, konsultuodama juos. Tai man tas labai tinka ir pagal mano tipažą, aš suprantu, tai čia taip kvailai nuskambės, atradau save, bet iš tikrųjų supratau, kad aš esu labiau tas, kur sudėliosiu, strateguos, idėjų prigeneruosiu, dėsiu į vietą, bet kai reikia įgyvendinti, blemba, arba tada man turi kažkas sudėlioti ir aš einu įgyvendinti, arba aš tada sudėlioju, pasakau, kaip turi būti įgyvendinama, kas įgyvendina, bet jau aš tada atsitraukiu. Nes vienam žmogui padaryti visą grandinėlę, čia irgi apie tuos specialistus, kurie daro viską, aš netikiu tuo. Tai. Vėlgi, dirbant su klientais, su specialistais, esi turėjus kokių red flagų iš kliento? Pilna! Man atrodo, mano Instagramas. Bet čia kalbant apie agentūrą, ne apie mokymus, kad prieš pusę metų gavau pirkau iš pilną kainą, dabar yra nuolaida, tai man sugrąžink. Šiaip labai, kaip ateina verslas, kuris nenori, susimoka specialistų ir jis daugiau jokių skirti negali investicijų. Bendrai visi verslai, red flagai, tie, kurie eina dirbti su specialistu, bet visiškai neraukia apie verslą ir apie marketingą. Ir čia dabar kažkas sakys, bet tai aš samdausi specialistą marketingui, ką man dabar turėti marketingo žinių? Trust me. Taip, viską. Trust me, žinai. Darbas bus geresnis, atsirinksi ženkliai geresnį specialistą, jums susidirbti bus efektyviau, jūs kalbėsite tą pačią kalbą, 1000 dalykų. Tai čia yra vienas didelis red flagas. Ir aišku, visi tie, kurie, man tai yra baisu, tie, kurie turi produktą, pavyzdžiui, bet ką iš esmės turi, kažko užsiima, bet mes nuotraukų neturim, tai tu iš interneto surask. Ne. Ir nuotraukų mes dabar negalim padaryti, mes jų nedarysim. Ne, tai tada jau nebedirbkim, palaukim, kol pasidarysit. Nesuvokiu, aš šito nesuprantu ir man čia yra tikrai irgi red flagas. Tie, kurie nenori daryti strategijos, red flagas, tie, kurie nenori planuotis, tiems, kuriems yra versle chaosas, man tai yra labai dideli red flagai. Bet nėra buvo kažkokių tokių įsimintinų kažkokių istorijų, kur, aš praeitą podcastą pasakau, kaip ant manęs reikia, pavyzdžiui, klientai. Aš klausiausi šitą.
Šiaip yra visokių buvę, bet aš jau jų gal, žinai, taip nesusigražinu, nes jau tiek, šiaip labai daug laiko praėjo. Aišku, vienas tai buvo toks, kur atėjo kosmetikos prekės ženklas ir jis labai norėjo būti toks kaip lietuviškasis Manila mūsų yra. Ir jis visiškai naujas, brand new, jie vežasi kosmetiką iš Prancūzijos. Ir aišku, jie jau senai užsilenkę yra, bet visiškai nežinomas, o kaina, prausiklio, pavyzdžiui, kaina 5 eurų. Tai suvokė, žinai, kad didelės kainos. Ir jie labai nori. Mes suprantam, mes iškart nebūsim tokie kaip Manila, bet po metų, va čia yra mūsų tikslas. Kiek jūs galite skirti biudžeto? 10 eurų per mėnesį! Bravo! Tai tokie, žinai, red flagai. Red flagai yra tokie, va viena buvo tokia situacija, kaip pavyzdžiui, mus turi prijungti komandą prie Facebooko, Instagramo, tai prie Facebooko prijungia, prie Instagramo vis tiek reikia slaptažodžio ir dabar būkit mėly, bet jūs patys tą slaptažodį ir kažkaip atgaukit, nes aš neprisimenu ir čia ne mano reikalas, nes tu kaip specialistas, tu turi žinoti, kaip pasijungti. Arba taigi tu negali jungti su slaptažodžiu. Tu turi iš Facebooko pusės viską tvarkyti. Tu gali turėti prieigą, bet jei tu nori visos statistikos Instagramo ir panašiai, pabūstinti tą patį įrašą, tu turėsi vis tiek prisijungti. Kas dar, aš puikiai labai atsimenu, man atrodo, kai buvo spalio 31 diena, čia prieš kelis metus, kaip tik per Halloweeną nusprogusi meta ten visą ir neveikia, tai atsimenu labai puikiai, kad skambino ir rėkė klientė, kad gražinkit, ką jūs čia padarėt, niekas neveikia, aš jūs čia paduosiu į teismą, nes ten turėjo akcijinį laikotarpį, kad čia per mus kažkas neveikia. Tai tuo metu gal ten buvo penktadienis ar kas, aš neatsimenu, tai iš karto po savaitgalio, tai po tų laisvų dienų iš karto išsiunčiau bendradarbiavimo nutraukimą be jokių klausimų, ten bandė dar aiškintis, kodėl ir kas, man atrodo, kad jau ištraukus mūsų skambučio išklotinio jau nebereikia aiškinti, kas ir kaip. Tai labai daug tokių, bet dabar kažkaip, žinai, gyvenu kitam katile, tai kitokie red flagai yra. Šitus jau netgi, sakyčiau, taip drąsiai pamiršus, nes kažkaip jau toks, žinai, išgyveni tai, nors tuo metu tai atrodė, kad kiekvienas kliento red flagas ir dažnai tu jos pamatydavai, bet ignoruodavai. Čia yra labai didelė klaida. Labai didelė klaida, ką mes darom. Ignoruodavai ir galiausiai tu verki, nes gal viskas čia baigta. Siaubas. Ne kartą tekę susidurti su šitą situaciją, bet iš tikrųjų taip save sunku sustabdyti ir kažkaip sąmoningai apgalvoti, kad aš čia jau iš karto matau red flagą. Viskas, stop, čia stoju. Ir aš sakau, aš gal pati šią vasarą gal net, kur va taip pat jau pasirašėm sutartį, turėjom pirmą skambutį, kad pradėt planuotis visus darbus ir aš po to skambučio prašiau, nedirbsim. Sorry, mes su jumis nesusikalbam. Mes esam lankstus, bet čia tu turi žinoti ir mes čia nedarysim taip, toks, kur apie ką mes čia kalbam. Ne, stop, viskas. Jeigu jūs žinot, tai eikit jūs patys ir pasidarykit, nes jūs geriau žinot. Va čia vienas iš red flagų, kur mes geriau žinom. Man, pavyzdžiui, kitas red flagas labai per pažintinius skambučius pasirodydavo, kad tu susitinki ne kaip marketingo specialistas ir klientas, o kaip psichologas ir klientas. Ir šito taip nekenčiu, nors atrodo, labai patinka psichologija, bet aš nenusiteikusi dirbti su tavo emocinę būklę. Aš nenusiteikusi dirbti su tuo, kad tau šiandien blogai, tau šiandien gerai. Ir tikrai, nes aš esu turėjus tokių klientų. Bet šiaip iš tikrųjų čia yra tas, ypač su solo verslais, su mažais verslais dirbant, čia yra, labai tu juos turi motyvuoti, kad tai čia jum reikia daryti. Čia... Bet ne specialistas turi motyvuoti, eik pas verslo mentorių, eik pas coachingo specialistą. Ir va dėl ko aš dar prieš įrašinėjimą sakau, kad
tu turi jau prikaupus savo biblioteką podcastų ir tie, kas dar nesiklausė Tomos podcastų ir sakau, ne kaip draugė jos, o dėl to, kad daugelis galbūt pamatys, čia coachingo specialistė apie savivertę, čia ne apie verslą, dėl to skipinu. Pirmiausia, šitą, o paskui toliau, nes joks verslas nevyks. Aš kalbu ne apie didelės korporacijas, kur daug labai žmonių, bet ir ten nepalaikant emocinės būklės viskas kris, bet aš kalbu apie smulkiuosius, solo verslus ypač. Jei tu nepasitikė savim, jei tau visi atrodo priešai, jei tu, žinai, bandai kovoti su visais, nors iš tikrųjų pats kovoji su savim, jei tu bijai visada, ne mokytis marketingo, o pirmiausia mokytis dirbti su savimi. Šiaip iš tikrųjų čia turėtų žinai, būti bundle, žinai, toks irgi, kur pirmiausia praeini, žinai, visą psichologiją, tada ir šiaip man atrodo, jeigu bet norėtum įkurti verslą ir pirmiausia turėtum praeiti kažkokius stiprius mokymus. Aš visada tai sakau. Tai pirmiausia turėtų būti psichologijos kursas ir po jo labai daug žmonių atkristų. Taip. Nes suprastų, ant kiek visko yra daug, kaip tu save turi valdyti, nes su motyvacija tu niekada nepadirbsi, tu verslo nepadarysi, dėl to, kad tu nori padaryti gražų Instagramą su gražiu logo ir tik nuotraukas kelsi ir pardavinėsi. Taip irgi nebus. Mes labai romantizuojam tą verslą, verslininkai, kaip ir dar visi įsivaizduojam, kad viskas, jau kai aš turėsiu motyvacijos, darysiu. Ne, čia reikia disciplinos, ne motyvacijos. Motyvacija yra disciplinos pasiekmė, kas yra šiaip žiauri faina, motyvuoti save, čia kaip žinai, kaip sako žmonės, aš nesuprantu, iš kur pas tave motyvacijos atsikelti 6 ryto. Nėra tos motyvacijos. Pas mane yra disciplina. Mano kūnas, aš ir norėčiau miegoti, bet mano kūnas jau mane 6 kelia, nes jis įpratęs kelti 6. Tai, šito aš niekaip nesuprantu ir kaip tu sakai, tas bundlas, tai visiškai turėtų būti savivertės, kur ten su visų ribų brėžimų ir panašiai, finansinio raštingumo ir jau tada galima apie marketingą ir apie verslo. Tada marketingas, kad suprastų, kad verslas nuo marketingo irgi yra atskirai. Dar pardavimus atskirai dar galėtų būti. Ir pardavimus atskirai. Čia jau tokį, žinai... Čia jau tokį started packą, tokį gerą. Bet man atrodo, taip ir turėtų atrodyti studijos, jei mes kalbam apie, nežinau, apie verslo vadybą, ne? Tai aišku, ten daug ekonomikos, bet tas marketingas dažniausiai yra, tai kas yra jūsų tikslinė auditorija ir einam toliau, ne? 25 campaign. SWOT analizę kažkas moka pasidaryti, ne? Bet pirmiausia, tai nuo psichologinių dalykų, nes paskui tie patys dalykai yra galimi išnaudoti mūsų marketingė ir marketingo strategija. Šiaip, man atrodo, irgi labai daug dalykų, kuriuo moko teorinių, jų nepaaiškina, kaip pritaikyti. Tarkim, tas pats SWOT analizė. Labai daug kas praleidžia šitą žingsnį, nes nežino, kodėl, ką aš dabar. Tai gerai, išsirašiau, padėjau į kampelį, pasižymėjau. Tai žiūrėk, turi konkurentus, turi jų silpnybės. Galų gale, jei tai paprastai turi konkurentų silpnybės, galvo, kaip savo versle jas paversti stiprybėm. Viskas. Tai gali būti vienas žingsnis, puikiai pradžia tau su SWOT dirbant. Taip. Žodžiu, daug čia tų spragų, ko dar reikėtų ir kaip reikėtų. Bet kas tau buvo, pavyzdžiui, sudėtingiausia, kai jau pradėjai visą mokymų verslą? Kas tau buvo sunkiausia, kaip pradėti, išsukti, įsivažiuoti? Nežinau, žinok. Net neįsivaizduoju. Nes man kažkaip viskas po truputį buvo? Jo, aš visą laiką mokymų versle gyvenau, tai man kažkoks toks nebuvo, žinai, nauji dalykai, kurių nežinau, kurių nesuvokiu. Ką labai treniruojuosi, tai viešasis kalbėjimas, kaip papasakoti įdomiau. Ir dabar tai aš esu atsipalaidavus, tai žinai, mokymuose kitaip, bet dabar šiaip galvoju, sunkiausias dalykas tai yra kurti mokymus. Daugiausiai laiko neužtrunka. Jo, daugiausiai laiko ir ta, žinai, kur negali kartotis, kažkaip kitaip turi, visada pavyzdžiai turi būti, praktinė dalis.
Nu ir tai yra visiškai kūrybinis darbas, čia kaip parašyti dainą, žinai, neprikepsi tu jų labai labai daug. Arba prikepsi tokia, žinai, popsuchas, kur ten... Man iš karto dabar Eurovizijai dalyvaujančias Vilijos daina, aš negaliu, man vis stovi prieš akis, kur ten kelia mirkti. Taip, nu tai va tokį, žinai, kur iš Google, Wikipedijos ten ar kažkur išsiemi. Tai ir kitas dalykas, kadangi tai yra mano pagrindinis darbas, aš suvokiu, kad aš mokymus turiu padaryti tobulai. Aš nesakau, kad ten visada būna kliurkų, bet man praeitą savaitę buvo techniniai nesklandumai. Tokie viskas okei, bet ta prasme, medžiagos prasme turi būti labai gerai. Nes jei aš žmogų nuvilsiu, jis daugiau pas mane nebeis, o dar blogiau, jis nebegalės rekomenduoti manęs kitiems. Man čia yra labai svarbus dalykas, nes jei jis rekomenduoja, vadinasi, manim pasitikė, vadinasi, jam buvo gerai, vadinasi, aš jam suteikiau žinias. Tai šitas dalykas turbūt sunkiausias ir aš su juo vis dar gyvenu, dėl to aš mėgstu daryti pauzės tarp mokymų, mėgstu, dėl ko, pavyzdžiui, visi pyksta, dėl ko aš SMM kurso nekepu, žinai, kiekvieną savaitę vis naujas laidos. Nes tu turi bendrauti su žmonėm apie tą patį, nors tai yra skirtingi žmonės, tai aš labai noriu neišsisemti, kad tai nebūtų, žinai, jog, atrodo, juk šitą pasakoju, bet nepasakojau šitai laidai. Tai šitas tikrai yra sudėtinga, tai stengiuosi labai daug dėmesio skirti į savo sveikatą, kad pailsėčiau, kuo įmanoma labiau, padirbčiau su savim, kad nebūtų, žinai, kad varai ir tada nebesupranti, kaip tu nieko nebenori. Šiaip, pavyzdžiui, iš išorės tikrai gali atrodyti, kad, pradėjai mokymus ir viskas į viršų, eina į viršų. Kaip yra iš tikrųjų pas tave viduje? Ar nebuvo tokių momentų nuo mokymų pradžios? Ar nebuvo kažkokių duobių, kur sakai, blemba, jau nebenoriu, jau nebegaliu? Ar jau turėjai tiek daug patirties prieš pradedant mokymus, kad tu viską išsistigalai ir žinojai jau savo vietas, žinai, susidėjai kažkur taškus? Šiaip, žinok, tikrai tokių duobių kaip su agentūra tikrai nebuvo, nes, kaip ir tu sakai, aš jau žinojau savo silpnybės ir man tas duobės iš tikrųjų atsiranda tada, kad aš labai labai pavargstu. Tai pirmas dalykas, aš žinau, ką daryti, ten sėdėti telefone, skirti labai daug laiko savo, sportą būtinai įsitraukti, kad nebūti tame dirbu. Nors atrodo labai dega, ką aš seniau darydavau, dega belė kaip, tai aš padirbsiu ilgiau, atsikelsiu anksčiau, padirbsiu iki vėlumo, žinai, ir tu tampi neproduktyvus. Tai aš ką suvokiau, kad aš galiu per dieną būti super produktyvi maksimum 4 valandas ir tada jau daryti, žinai, random dalykus vos ne. Tai tokių nebūna, bet tikrai būna tokių dienų, kur, O iš pasitikėjimo, pavyzdžiui, pusės, ar būna tokių, ar, pavyzdžiui, buvo per tą iki dabartinio taško? Kiekvieną dieną. Tai nėra taip, kad tu 100% visada savim pasitikėtum? Ne, nes man čia irgi, žinai, fainas dalykas, kadangi mano draugė Toma apie šitą temą yra kita draugė Daiva irgi šitoj temai, tai man labai faina, žinai, rate turėti tokių žmonių, bet kai pasikalbi su kitais žmonėm ir kurie, aš labai, mačiau, ten Tomą, aš labai noriu eiti pas Tomą, kad, pagaliau pasitikėčiau savim. Ir aš taip, tai kas tu manai įvyks, kai tu pasitikėsi savimi. Ir tada, tai bus ten 100% pasitikinti. Ir tada, blemba, žinok, noriu sugriauti tavo gyvenimą, bet ne taip viskas vyksta. Tai tikrai būna, esu hype, kur būna, wow, viskas. Yra tokių etapų, kur yra tokių, kur blemba, blogai čia, žinai, bet per visą šitą prizmę žiūrint, seniau būdavo žymiai blogiau, nes nemokėjau dirbti su savim. Būdavo arba viskas, arba nieko. Dabar yra, šiandien tokia diena, rytoj bus geriau. Ir net nebesileidė durna, tu nedurna, žinai, nes ką mes labai puikiai mokam? Graužt save, kritikuoti save. Čia yra pats didžiausias dalykas.
Ir tai labai aišku lemia ir mūsų verslo rezultatus, nes mes nuolat grauždami save, mes paskui labai kvestionuojam kiekvieną savo žingsnį. Man nepatinka kvestionuoti kiekvieno savo žingsnio. Aš geriau gailėsiuosi tai, ką aš padariau, negu apgalvosiu 100 kartų, dėl to, kad tu kvestionuodamas kiekvieną žingsnį, tu labai lėtai judėsi kažkur į priekį. Jo. Įkelti tokį įrašą ar tokį. Taip, čia labai blogai. Aš net šiaip, mano čia gal yra, kaip pasakyti, ir ne visai gera savybė, kad aš, pavyzdžiui, sugalvojau vieną temą, tarkim, padaryti įrašą. Aš jį paimu, padarau ir įkeliu. Po to, aš jį galėjau padaryti kitaip, galėjau dar tobuliau padaryti, galbūt galėjau tą temą geriau reelsą nufilmuoti ir panašiai, bet aš jau geriau tuo metu paėmiau ir padariau ir įkėliau vietoje to, kad aš čia dabar galvočiau grandiozinius kažkokius dalykus. Lygiai taip pat su podcastu buvo, kad aš jeigu būčiau dar daugiau pergalvojus, nes aš galvoju, blemba, tai čia man reikia, kad kažkas mane rengtų, kad kažkas kiekvieną dieną dažytų prieš podcastą, kad čia tai studijos reikia, tai kaip čia viskas atrodys. Tiek daug pergalvoju grand dalykų, kur to nebeįgyvendini. Tai tiesiog aš vieną dieną paėmiau, užsibrėžiau, sakau, viskas, aš žinau, man reikia to. Tokiam, žinai, startui ir aš irgi Kasparui savo antrai pusį sakiau, kad aš žinau, kad galbūt dabar tai neatrodys taip, kaip aš galutiniam tam variantui įsivaizduoju, bet aš turiu pradėti tam, kad aš pradėčiau. Čia irgi, man atrodo, labai svarbus momentas, ką mes labai dažnai. Aš labai sutinku su tavim, žinok, nes mes kvestionuodami savo tą, kur, gerai, gal kitaip pasakysiu, bet labai dažnai nueinam arba tobulai, arba nieko. Nebus tobulai, bet kas faina, žinai, padaryti ir tu žinai, kad tu galėjai geriau padaryti, tu žinai, kur tu sufeilinai, tu žinai, kur tu nepadarai, ką mes su tuo darom. Ar mes save graužiam už tai? Taip. Ar, pasidarom kitą kartą padarysiu geriau, galbūt ne viską pritaikysiu, bet tikrai padarysiu geriau. Ir čia yra du skirtingi net ir verslininkų tipai, ką tikrai pastebiu. Tie, kurie graužia labai save už padarytas klaidas, jie žino puikiai, ką jie blogai padarė. Ir tie, kurie padarė blogai, važiuojam toliau, seka rytoj ar kada darysim kitaip, padarysiu tą įrašą geriau. Šiaip pat irgi čia aš kaip tik šį šeštadienį buvau šitam festivalį renginį, kur prieš marketingo tema pirmą kartą šnekėjau prieš tokią didelę auditoriją. Ir aš šiaip vaikystėje buvau, aš visus renginius vesdavau, aš jeigu dabar pasižiūrėčiau, tai ten būtų iki nukritimo, ta prasme mes tiek prisijuoktumėm, nes aš pradinėse klasėse sėdėdavo visi tėvai ir aš ateidavau, labas vakaras ir šiandien mūsų klasės pasirodymas. Ir aš dabar, žinai, pirmą kartą išeinu prieš auditoriją, tai žiauriai jaudinus. Ir aš kaip tik dieną prieš su Daiva turėjau, žinai, terapijos sesiją, kurios metu mes, žinai, aptariam, kaip aš jaučiuosi, kaip aš savo galėčiau padėti ir panašiai. Bet ką aš tom norėjau pasakyti, kad aš irgi pirmą kartą kalbėjau marketingo tema. Po daug laiko stovėjau ant scenos, kas man yra, aš žiauriai gerai jaučiuosi ant scenos. Man yra podcast'o metu, man patinka, žinai, kalbėti, man prieš kameras, super, man viskas yra. Bet aš žinau, kokias aš klaidas padariau. Aš žinau, kad aš nesuvaldžiau savo balso, aš žinau, kad aš visada apie marketingą, jeigu kalbu, aš tiek daug noriu pasakyti, aš tiek užsivedu ir ir gaunas taip, kad aš padūstu. Ir man tada jau gerklė visą išdžiūs, aš jau paprakytu, nes aš ir su savo tom rankom pastoviai paskatuojas ir tas balsas jau, žinai, pavaras tik mėtų, žinai. Tai, bet tai aš galėčiau save griaužti, žinai, kad blemba, tai aš ten suvariau, ten, žinai, galėjau ramiai pasakyti, žinai, ten man, tarkim, mikrofoną uždėjo ir man buvo nepatogu, aš ten jau greitai išeidinėjau, bet aš žinau, kad aš galėjau sustoti, ramiau eiti, bet aš jau tada dėlioju savo mintis, kaip aš kitą kartą. Aš galėčiau sėdėti, galėjau, žinai, parašyti, šiandien Miglė nedarom podcast'o, nes aš labai blogai jaučiuosi. Aš dar vis neatsigaunu po patirto šoko festivalį, Miglė atrašo, tai kas buvo. Tai žinok, labai blogai pakalbėjau, o tai kas blogai, tu ten apsinuoginai prieš sceną. Ne, padusau. Ne, biškį padusau per greit nuo scenos, Gabija. Bet aš labai sutinku, yra labai daug tokių žmonių, kur ten, o Dieve, neatsigaunu, žinai, dėl ko tu neatsigauni.
Nes ten, žinai, gavau vieną laišką, tai dabar 3 dienas neatsigaunu. O tai apie ką tas laiškas? Dar iki galo nežinau, ten kolegė pasakė. O Dieve! Jo. Neimk tu į galvą. Čia dabar buvo paėmė, atrašiai, viskas, baigė šitą temą, eini toliau, ko dar čia stovėjo. O jei kažkas tau nepatiko, paimi tam žmogui ir paskambini. Čia labai moroziškai skambės. Ne apie tai, bet ta prasme, nes ypač mes visas žinutės, interpretuojam. Laiškus mes labai esam linkę interpretuoti. Mes perskaitom vienaip, tikrai žmogus nori dažniausiai kitaip pasakyti. Susiskambinom, žiūrėk, gal ne iki galo supratau, gal kažkas, biškai pasiaiškinam, aš tau tada atrašysiu, žinai. Tai... Bet šiaip ar tau netrodo, kad čia labiau yra toks kaip, aš čia, ne tiek mes pergyvenam dėl to, ką padarėm, ne tiek graužiamės, bet kad tai yra kaip pasiteisinimas kažko toliau nedaryti. Aš čia dabar, man čia parašė, tai man čia dabar reikia laiko atsigavinėti. Aišku, čia, ta prasme, čia yra klasika. Atidėliojam dėl kažkokių kitų dalykų. Aš šiaip esu visiškai nemėgėja atidėlioti, mane... Arba darom čia ir dabar, arba nebadarom. Jo, žiūrėk, arba darom, arba, negaištam laiko. Man nepatinka. Galvot, pergalvot, sėdėti, ten valandas, diskutuoti. Nes mes įprastai, žinai, esam kažkaip įskiepyti, kad būtinai čia turim pasėdėti 30 valandų, tik tada gims projektas. Nebūtinai, žinai, yra darbų, kurių tu neatliksi greitai, pavyzdžiui, nepadarysi marketingo strategijos ar verslo plano per valandą, ne? Normalu. Bet iš kitos pusės ten tokie idėjiniai dalykai, let it flow, atėjo viskas, kam čia pergalvot 100 kartų ir kas nuo to bus geriau. Mes tik atidėliosim. Jo, šiaip ir atidėliosim ir kitas dalykas, tai labai galima iš to pasimokyti. Dabar atėjo ta mintis, padariau taip. Kitą kartą ateis kita mintis, bet aš jau turėsiu iš tos minties patirties. Negu aš būčiau laukus tos antros minties ir nebūčiau turėjus patirties. Toks irgi čia momentas. Aš labai esu, atsimeni, kai mes baigėm verslo mentorystę augimo ir buvo paskutinioji paskaita apie nesėkmių lygius. Aš labai puikiai atsimenu, nes kažkaip aš vis dar atsiverčiu pačias tas skaidres. Man labai rezonuoja iki šiol visa ta koncepcija, nes kuo žmonės yra linkę labiau bijoti nesėkmių, tuo jie mažiau apskritai padaro. Bet kuo tu esi linkę susidraugauti su nesėkmėmis, jas priimti ir žinoti, gerai, duokit, gerai, nepavyks, pavyks nice, nepavyks, super, gausiu pamoką, aš jau būsiu turėjęs neįkainojamos patirties. Ir kai tu žiūri su tuo į nesėkmės, visai kitas požiūris ir intencija dirbti, greičiau daryti. Pavyks, nice, nerealiai. Nepavyks, pasimokau, žinau, kad darysiu kitaip, jeigu darysiu, gal visai nebedarysiu, nes įmerkiau koją ir supratau, kad ne man. Jo, aišku, čia vėlgi nesakau, kad nenueiti, sakau tik, kad labai svarbu nenueiti į kraštutinumus, kur viskas pofik. Darau, investuoju visus gyvenimo pinigus, pavyks, nepavyks, neturėsiu pinigų, ką jau pasimok. Ne, faktas. Čia visur, žinai, turi būti tas viduriukas, žinai. Kraštutinumų. Jo, apie savimeilę, žinai, irgi nekalbam į kraštutinumų, žinai, kur dabar aš turiu savo dienas, kai aš tomis dienomis dirbsiu ir panašiai, čia jau irgi. Tai, čia kraštutinumai, bet tas atidėliojimas. Sąmoningai supras, bet... Jisai visur yra, visur ir nekenčiu jo. Nekenčiu kaip ir melo, kaip mes ir prieš tai kalbėjom. Arba imi, jau nuoširdžiai. Užteks 1000 valandų apie tai kalbėti. Žiūrėk, sprendimo. Taip arba ne. Darau
Arba nedarau, bet apie tai gyvenime daugiau nekalbu. Aš esu žiauri ties šituo, bet man dėl to labai užknisa klausyti trisdaliojimų, žinai. Nu tai gal, negal. Taip, o gal ne taip. Čia jei reikėtų iškarpyti intro tau podcast'ui, tai čia būtų... Šitą jau kirpsiu. Čia būtų viskas. Taip. Tai, suprantu. Mane žavų skauda. Aš atėjau palinksminti, mes kaip ir buvom susitarę, needukuoti. Aišku, dar trūksta, žinai, Teo su Toniu, kad čia vaizdą palaikytum manimas. Šiaip, tai aš tikrai galvau, reikėtų atsivežti šunį. Taip. Ir tegul Gabi atsiveda ir vietoj muzikos podcast'ų bus jų urzgimai. Būtų labai gerai. Šiaip šunų pirkimas irgi, ta pati istorija, kad arba darom, arba nedarom. Nes čia buvo, nežinau, valandos sprendimas, net, toks, kur čia ir dabar. Šiaip jo ir, kaip aš sakau, tie, kas galbūt nežino, tai viskas tai prasidėjo pas mus nuo mokymų kartu, susipažinom taip. Bet paskui viskas išėjo, nežinau kiek kartų ir baliukų buvę, ir gimtadienį, ne visokie, kol galiausiai važiuojam kartu 6 valandą penktadienį į Plungę nusipirkti 2 šunų. Jo, toks penktadienio vakaras, kuris buvo neplanuotas, nes mes neplanavom tą dieną susitikti. O ko jūs iš viso pas mus atvažiavote? Mes važiavom kotedžą žiūrėti, Elektrėnuose netoli jūsų. Ai, taip, ir jūs parašėt, aš sakau, atvažiuojam. Ir ten kažkaip su tai šunim buvo, kad tu jau buvai žiūrėjus. Jo, mes žiūrėjom pas tos pačius veisėjus, kad yra rudas ir juodas, dar persimetam keliom žinutėm, kad va labai faini tie spanieliai čia taip toliau ir panašiai. Bet aš tai tikrai nepirksiu Gabijos spanielius, nes man jau antro šunio tikrai nereikia. O mes gyvenam bute dar, kol kas tai irgi nepirksim, nes kai turėsim namą, tada ir turėsim šunį. Tada susitinkam vakare. Ir vyras sužino, kad jūs norit spanielio, mano vyras irgi nori spanielio. Ir mes važiuojam pirkti. Skamba šiaip labai blogai. Bet gavos labai gerai. Skamba blogai dėl to, kad gali kažkas, žinai, pagalvoti, perki šunį, jo, perku, tai varom, važiuojam. Tai aišku, ten, man atrodo, jūs atvarėt 2 valandą dienos, mes ten diskutavom iki pliusus, minusus dėliojom visi kartu, tada grupėm jau, tada poros buvo, kaip jau tik nebuvo. Ašgi skambinau dar su jie ten dėrėtis, kad jį šiandien priimtų. Aišku, buvo ir persigalvojimų važiuojant. Buvo visko. Paskui buvo meilė didelė. Jo. Dar jūs nakvojotgi pas mus, mes juos vienam vonioj, man atrodo, uždarė. O Dieve. Jo. Ta prasme, čia tai yra verta istorijos. Čia yra, kai važiuoji, nežinau, ten, man atrodo, 3 nakties, mes gal 4 grįžom namo. Jo. Važiuoja ir galvoja, bet jis jau šalia yra. Jo, bet mažiūtį, jo, ir faina, dabar jau 2 metai bus. 2 metai, jo, reikia švęsti gimtadienį. Taip, reikės užkurti balių. Užkurti balių jiems. Su šituo karučiu juos pavežiu. Karaokė, kolonėlė būtinai. Čia tie, kas nesupranta, ką mes čia dabar blevizgam, tai aš esu tas žmogus, kuris per visus įmanomus vakarėlius dainuos dainas. Aš dabar jau turiu mikrofoną, iš kurio eina garsas. Super. Tai jau vyras kažkada buvo apsidžiaugęs, nes aš neradau mikrofono pakrovėjo ir jis sugalvojo viskas, tuo ir baigsim, bet aš jį atradau, nes ten ne USB, CO dar senesnė, žinai, tas. Aš jį atradau ir aš visiems giriuosi, kad čia yra mano geriausias pirkinys už 6 eurus. Wow, labai gerai. Gerai. Grįžtant dar šiek tiek prie mokymų temos, tai kartu su mokymais, čia praeitais metais ar užpraeitais pasileidai Marketingo akademiją? Įdomi ta situacija ten. Galvoju, aš prieš tai turėjau Contribui bendruomenę, tai jų ten gal 2 metai buvo ir praeitais metais balandžio 1.
Mes pasileidom. Aišku, kada daugiau negu balandžio 1, Miglė. Tai balandžio 1 mes pasileidom kaip kačiukų marketingą, kad pardavinėsim kačiukus ir jums atrasim tinkamiausią kačiuką. Taip. Paskui, man atrodo, balandžio 2 jau pasileido marketingo akademiją. Tai kaip pat irgi nusprendai, kad tai turėjai kontribuyti, kodėl jo tada nepasilikai, kodėl norėjai čia... Nes aš dariau jį su specialistais kitais. Paskui taip gavosi, kad nei susipykom, nei nieko, mes iki šiol su visais realiai su visais, kas buvo akademijai, bendrauju, bet tiesiog perleidom, nes tai buvo mano idėja, tai buvo man prioritetas, aš labai tai norėjau tęsti, tai tiesiog persileido viskas pas mane. Norėjau tiesiog koncepto iš Contribui pakeisti, nes Contribui konceptas ten buvo labai paprastas, žinai, žinai, nemokymai ten ir viskas. Dabar aš labai noriu, kad tiesiog tai yra tas žemas startas verslams, kurie negali savo daug leisti marketingui, bet jie ateitų tikrai gautų visas žinias, mokymai ir plus visa praktinė dalis. Man labai svarbu, kad aš galėčiau atėjusios pačiupinėti, žinočiau, kaip jie daro ir panašiai. Tai vadžinai tokie dalykai. Tai šiek tiek konceptas kilo ir ta akademija toks buvo, žinai, gražus įvadas, kad tu ateini čia toliau arba tęsti savo žinių, nes labai įvairiai, arba pradėti. Aš labai rekomenduočiau akademijai tęsti žinias, nei pradėti. Yra žymiai paprasčiau įsivažiuoti, tarkim, po SMM kurso ir tada tęsti akademijoje, nes turim labai skirtingų dalykų. Pavyzdžiui, rytoj turim dirbtuvės jau konkrečiai, kaip produkto funkcija, tarkim, kad jis yra metaliniu korpusu, paversti verte. Tai tokie atrodo labai simple dalykai ir aš labai ilgai dvejojau dėl to, ar daryti tokius labai simple dalykus ir pradėjau tai daryti ir pamačiau, kad žmonėms ženkliai yra svarbiau tai, nes būtent simple dalykų jie negali įgyvendinti savo versle. Tarkim, kaip funkcija, gal ir skamba paprastai kaip funkcija paversti verte, bet kai tu paimi bendrai, tu matai, kad negali paversti, o dirbtuvių dėka tu, tarkim, gali paversti. Tai va. Tai nesunku dabar išlaviruoti tarp visų čia konsultacijos, čia mokymai, čia dar akademija? Žinok, ne, nes viskam yra planas. Tai viskam yra planas, viską susiplanuoji, ką mes irgi padarė, kad akademijai tikrai neužkraunam ten kelių veiklų per savaitę, nes tai yra 15 eurų mokestis ir žmogus ateidamas, jisai nori, žinai, ir būti, bet jis nenori tame gyventi, nes mano tikslas yra, kad tai ateitų verslai arba specialistai, jie turi savo darbus, jie ir taip nieko nespėja, tai tu ateik, gauk koncentruočiau, o nežinai padaryk, kaip būna kai kur, kad ten 100 mokymų per mėnesį, bet tu nieko nespėji. Tai jau geriau ten vieni mokymai, bet tu turėsi mėnesį laiko tai padaryti. O kas liečia su konsultacijom, tai aš iš tikrųjų labai mažai konsultuoju. Labai mažai konsultuoju naujų klientų. Man yra labai sunku dirbti konsultacijose su naujais klientais, bet ne dėl to, kad jie ten nieko nežino. Ne, ateina labai daug žinančių, žinai, bet per vieną konsultaciją tu labai mažai ką gali nuveikti. Tai aš dėl to dažniausiai netgi ir turiu tokius paketus, tarkim, su SMM kursu, tu gali nusipirkti 2 konsultacijas. Tai man tokie klientai yra smagesnį dirbti, nes mes galim turėti ilgalaikį rezultatą. Man dėl to konsultacijos nelabai patinka, nes jos toks yra, gerai, vieną kartą žmogus ateina ir tu jo nebematysi. Tai aišku, aš turiu ten ir tų konsultacijų paketų, kaip mes dirbom su klientais, bet viena konsultacija aš tiesiog netikiu. Taip. Nes kai tu ten duodi namų darbus, užduodi klausimus ir kai žmogus nori per vieną konsultaciją mokamą reklamą išmokti paleisti, mokėti aną, 3, 4, 5. Nebus. Aš iš karto parašau, žiūrėkit, mes tada pagal jūsų poreikius ir esamą situaciją galim padaryti tai, to nepadarysim, ar tinka? Čia svarbu irgi iš karto įsivertinti, nes tikrai atrodo, žmogus pasiima konsultaciją ir jau viską iki Z, žinai, per tą konsultacijos strategiją, žinai, sudėliokim, ne, mes galim griaučius apkalbėti, kaip galbūt tai galėtų atrodyti. Nes visų pirma, žinai, kad ir mes duodam jiems namų darbus, man atrodo, tu tikrai irgi duodi namų darbus ir atrodo, mesgi persižiūrim vidų, gaunam jų atsakymus.
to neužtenka, kad tu susipažintum su verslu. Jo. Nu, pavyzdžiui, vat aš turiu vieną verslo mentorių, su kuriuo aš dirbau prieš metus laiko. Mes dirbom su juo prie svoto, mes dirbom su juo prie marketingo, mes dirbom su juo prie finansų, peržiūrint tai, kas buvo. Man tai atrodo, viskas aišku. Taip. Bet jam tai reikia irgi suvokti, žinai. Nu, čia labai yra daug tų... Šiaip aš dabar apie vieną pavyzdį galvojau, kad turėjau 2 konsultacijas su viena mergina ir pirmos konsultacijos metu mes kalbėjom apie tai, kad jie yra grožio specialistė, bet jinai nemato pridėtinės vertės šiaip Instagrame. Nu, šiek tiek yra nusistačiusi prieš tai, kad, nu, ten nesąmonė kažką kelt ir panašiai. Ir pirmosios konsultacijos metu aš bandžiau ją atrakinti ir suprasti, kas jai būtų tas momentas, kuriuo jai būtų faina dalintis, nes mums nereikia ten nei šokti, žinai, nei tik tais apie ten grožio procedūras kalbėti, rodyti prieš ir po ir panašiai, nu nebūtina to daryti. Ir aš per pirmą konsultaciją ir klausinėti jos bandžiau, ir kad mes išsidiskutuotumėm, iškalbėtumėm. Ir pavyzdžiui, man per pirmą konsultaciją nepavyko jai išaiškinti to dalyko, kad mums nebūtina, nėra rėmo, ką daryti, tu gali savo rėmų susigalvoti. Ir tik tais antros konsultacijos metu, kai jinai pasidarė namų darbus, susivirškino visą tą informaciją, tada antros konsultacijos metu mes žymiai daugiau galėjom nuveikti. Dėl to, kad jinai jau suvokė, kad tai čia nėra to rėmo, kad prieš ir po darysiu, klientų atsiliepimai, žinai, ir dar kažkas. Ir tik tais, tada žmogui pačiam atėjo tas suvokimas, kad čia gerai, galbūt ne taip įsivaizdavau, žinai, viską. Eik to, aš turiu tokių klientų, kurie nueina pas vieną specialistą. Tada nueina pas mane, žinau, apie ką bendravo su tuo specialistu, nes, tarkim, man specialistas pats net papasakoja. Tai nors tai turėtų būti konfidencialu, bet, tikrai, kadangi tai nėra tokie, žinai, kaip į terapiją, ten, nežinau, coachingas, ne? Taip, ne? Faktas, kad tu nepasakosi, bet jei mes ten labai gerai sutarėm su specialistu, labai dažnai pats specialistas pasidalina, žinai, main info. Ir labai dažnai aš jam pasakau identiškai tą patį, ką kitas specialistas, ir jis pagaliau mane išgirsta. Taip ir norėjosi pasakyti, taigi tu prieš metus bendravai su kitu specialistu. Kartais būna, kad, pavyzdžiui, ateina verslas pas mane, po metų vėl ateina, identiškai tą patį pasakai, nes jis nieko nepasidaręs, jis neklausė tavęs ir po metų jisai pagaliau išgirsta. Čia irgi galbūt, žinai, reikia patirčių dar kažkokių suvokimų ir panašiai. Faktas. Gerai, dar noriu šiek tiek su tavim apie tavo profilį pašnekėti, apie Instagramą. Davai. Taigi yra tiek daug specialistų, tiek daug visi dalinasi, bet kitiem, nepavyksta užsiauginti tokio profilio kaip tavo. Tai kur pas tave čia ta sėkmė, kiek tu tūkstančių eurų išleidant reklamų, perki sekėjus, kaip tu juos verbuoji? Perku sekėjus. Bet ir verbuoji, kad atsiliepimus palikinėtų? Ne, aš šiaip iš tikrųjų manau, kad geriausias augimo dalykas yra nusipirkti sekėjų. Kiek eurų reikėtų išleisti? Nesvarbu. Svarbiausia, kad turėtumėt bent 10 tūkstančių sekėjų. Nes šiaip atrodo žymiai solidžiau, kai jūs turite daug sekėjų. Nesvarbu, ten, pavyzdžiui, turiu žiauriai fainą pavyzdį, ten gal yra 3-5 tūkstančiai sekėjų nupirktų. Nesvarbu, kad ant to profilio paustų ten 2 laikai yra, 5, kartais ten 10 yra, bet 3-5 tūkstančiai sekėjų jau yra labai labai daug. Tai labai solidžiai atrodo. Jo, solidžiai atrodo, labai patikimai. Iš karto visi nori eiti, pirkti, rašyti, įsitraukti. Jo, tai aš drąsiai taip į kamerą žiūrim, prisipažįstu. Visus sekėjus esu nusipirkusi. Šitą galim irgi intro panaudoti. Būtinai, šitas bus pirmas. Reelsui. Taip. O šiaip tai nežinau, ką žinau, taip, tai tu darai veiksmus, tu turi strategiją, ko daugelis nenori. Taigi nereikia. Taigi kam čia? Tu realiai darai veiksmus, tu turi strategiją, tu dirbi su tuo, tu įgyvendini viską, ką aš sakau visą laiką, bet
dažniausiai, žinai, sakau, va, žiūrėkit, yra 10 pirštų ir visais 10 reikia naudotis. Tai jie netiki ir jie paima vieną pirštą ir jie su vienu pirštu bando, žinai, vairuoti, maistą gaminti, dažytis, nu, ta prasme, nu, arba du, žinai, nu, ar mes su 2 pirštais padarysim viską. Nu, ar tik taip, nevenžinai, konkurentai gali išvadyti akis. Nu, tik tiek ir padarysim. Tai aš darau viską. Nu, gerai, ne viską, bet tai, kas man veikia, tai, kas man padeda. Taip. Kitas dalykas, aš esu drąsi, ko tikrai, čia taip labai drąsiai apie save, kad aš esu drąsi. Bet, juokas juokais, bet aš manau, niekam neįdomus tie profiliukai, kurie ten edukaciniais postukais, ką daryti, ką žinoti, kas esu ir panašiai. Taip. Tai, nu, tiesiog drąsi turėti savo prekės ženklą, būti kažkuo atpažįstama, nebijoti išsiskirti, kaip ir buvo mano pradžia. Aš vieną atėjau su pavadinimu nekenčiu marketingo. Ką? Tai kaip jinai apie marketingą, bet jo nekenčia? Violetinė spalvagi, visi Instagrame, pilki, juodi, balti. Violetinė, vaikiška. Kačiukų marketingas. Tokia tu nerimta. Keikėsi, garsiai kalbi, kas tau yra, žinai, dar apie klientus ir o Dieve, tu nebijai, kad pas tave niekas neis. Tai man zin, taip trumpai, man tai padeda ir svarbiausia, kad nuo to aš kaifuoju. Net jei ir tai nepadėtų, bet jei aš nuo to kaifuoju, cool. Nes, va čia, žinai, jei būtų klausimas, jei kas nors užduotų tokį klausimą podcast'e, ką daryti Instagrame, tai... Tai ką daryti Instagrame? Tai tikrai pirmiausia atrasti savo prekę ženklą ir tai nuo ko jūs kaifuotumėt, nes kažkas tikrai yra. Jo. Čia šiaip... Pakapštykit. Jo, čia šiaip gana sudėtinga, taip, žinai, prisėsti vienu kartu ir išgalvo dabar, kas man čia, žinai, fainiausia, nu, bet tai čia... Bet čia žiūrėk, darai. Apie tą patį savęs pažinimą. Ir tikrai yra tas, kur darai, nes mano pradžia ir... Prieš tos, aš ten, kai pradėjau tą Instagramą, tai juokas ima dabar paėmus. Esu atsisukus pačią pradžią. Nereikėjo. Viskas gerai. Juokas ima ir kaip ir rašiau, ir kaip kalbėjau, ir bendrai, bet... Tai tau leido augti. Su kiekvienu paustu, su kiekvienu turinio vienetu tu išsigrynini. Taip. Kas tu, ko tu nori, kaip tu nori, ką tu turi rodyti ir panašiai. Gerai, eikim šiek tiek. Turiu porą situacijų. Davai. Viena labai tau patiks. Naujas verslas. Biudžeto neturi. Pirkti sekėjus. Pasidarė pirmą fotosesiją, pasidarė shopą. Iškart į užsienį eiti. Pradėjo savo socialinius tinklus. Nu, susikūrė Instagramą. Taip. Ką dabar darytum į vietai? Blet. Viską kitaip. Gerai, pavardink dar kartą, atsiprašau. Neturi biudžeto. Neturi biudžeto. Pasidarė fotosesiją. Pasidarė shopą. Kaip jie pasidarė fotosesiją? Nu tai išleido tą biudžetą, kurį turėjo fotosesijom ir shopui, kad koks susikurtų. Produktus? Nesvarbu. Nesvarbu. Fizinis jaučiu, ne? Nu, drabužiai, galim imti drabužius. Man patinka drabužiai. Taip. Aš jau perku. Gerai, turi shopą, turi fotosesiją, turi socialinius tinklus, nieks neperka. Taip, biudžeto neturi. Nu, šiaip iš esmės pirmiausia, tai pradėčiau verslą su biudžetu. Nu, bet neturi, nes galvoju, kad pasidarys Instagramą, pasidarys fotosesiją, pasidarys shopą ir pirks. Neperka. Ką dabar daryti? Tai aišku, pirmas dalykas, tai eičiau konsultuoti su specialistu. Nu, bet jeigu neturi pinigų. Tai tu klausi, ką būčiau daręs kitaip. Nu, tikrai gaučiau pinigų. Nu, iš kažkur. Eičiau dirbti samdomą darbą ir atsidėčiau pinigų. Visi įsivaizduoja, kad išeinu iš samdomo darbo, man pinigai, milijonai krenta, visi man taip daro, aš tos pinigus susirinku. Duokit. Tai ne, nu, tikrai galvočiau, aišku, galvočiau, kaip daug dalykų barteriu, galvočiau, kaip tą prekę ženklą, kadangi mes turim labai daug nemokamų resursų, tai galvočiau, kaip būti kitokiu nei visi, nes jei, tarkim, kalbam apie drabužių prekę ženklus,
Nu, tą kačiuką vemėm, tai žinai, galiu Jo. uždėti. Ne dėl to, kad blogai, o dėl to, kad jų daug. Taip. Tai kaip išsiskirsim? Ką darysim? Taigi važiuosim į miestą, pafilmuosim ir ilsiugų, kaip gražiai einam per gatvę. Tai jo, taip nebus. Bet tikrai galvočiau, kaip išsiskirti asmenybę, kažkokią nešamą žinutę. Galų gale kitokiam fotosesijom. Man čia yra labiausiai awkward dalykas su drabužių prekės ženklais, nes aš kaip ir tu labai jų daug sekam, domimės. Ir aš kai matau, kai ten yra, sako, mes esam drąsus, o tu pamatai tos pačios fotosesijos, kaip aš einu gatve, kaip aš ten, žinai, biškai matai, va, ne? Tai jei mes esam drąsus, tai ir parodykim. Jei tu prekiauji, nežinau, kelniam, parodyk kelnes visiškai drąsiai. Eik į fontaną, lipk kažkur, volioj fotkinkis ant stogo, nu, ta prasme, su tom, jei tu sakai, kad kelnes patogios ir tu tiesiog su patogiom kelniam stovi, žinai, ne. Parodyk tą patogumą. Lipk sienom, žinai, varyk kopinėt tuo, šitu šokno su parašiutu, nu, žinai. Taip. Juokauju dabar, bet tai jo, šitas dalykas, bet aš vis tiek grįžtu. Dar eitų uždirbti pinigų, kad biudžetą būtų. Nu taip, eitų uždirbti pinigų, bet reiktų ir uždirbti pinigų, bet tikrai, pradėjus verslą, aš rekomenduoju turėti bent metams verslo, nu gerai, pusmečio verslo išgyvenimui su visom išlaidom ir tikimybė, kad iš jūsų nieks dar nepirks. Tai pasiskaičiuokim. Gerai, dar vieną turiu variantą, tai brandas vadinasi stilingų drabužių butikas. Taip vadinasi brandas. Taip vadinasi brandas. Čia for real? Taip. Čia reali situacija, kaip man parašė. Tai šiuo metu daugiau dirbame su Facebook. Šitą galima iškarpyti. Nu, jeigu bus labai blogai, galėsim iškarpyti. Nes mano reakcija tokia, čia rimtai. Ne, aš klausiu dėl to, kad rimtai. Ar koncepcija, ar pavadinimas? Pavadinimas. Šiuo metu daugiau dirbame su Facebook'u nei Instagram'u. Postus filmuotus dedame kiekvieną dieną. Kartais darome boost post. Norime pasiekti kuo didesnį auditoriją. Prisipažinsiu, reklamai Facebook'ui išleidžiam gal 30 eurų į mėnesį. Su naujienlaiškiais, influenceriais, turinio kuriais nedirbam. Kaip judėti toliau? Šiaip klausant, tai viską keiščiau. Nuo to, kad kiekvieną dieną filmuojam turinį, labai kvestionuočiau, kas ten per turinys. Ar toks, kur M dydis, tiesaus kirpimo kelnytės, ane, labai puikiai tamposi. Tai šitą tikrai kvestionuočiau. Maksimum skirčiau ženkliai daugiau pinigų. Labai įdomu, per kur vyksta pardavimai. Ar per e-shopą, ar per, ar per socialinius tinklus. Tikrai pakvestionuočiau tikslą norėti daugiau sekėjų, ar čia kiek tas daugiau, ką mes su tuo veiksim. Tai visada aš tai pradėčiau nuo turinio kokybės. Ar mes norim pardavimų, ar mes norim sekėjų, pradėčiau nuo įdomaus turinio, nes kas iš to, kad, vat, kaip aš sakau, žinai, yra tų atvejų, kai tikrai yra 20-50 tūkstančių sekėjų profiliai, bet duok Dieve 10 laikų surenka. Kas iš to? Nieko. Nu, tai nusipirkė tada sekėjų. Ašgi rekomendavau. Visą podcastą rekomenduoju. Nuostabus dalykas. Nusipirkti sekėjų. Gerai, žiūrėk. Pabaigai praeisim blitz klausimus. Man šitie labai patinka. Aš jau galvau, turėsi to ar neturėsi? Nu. Gerai. Kur geriau investuoti pradžioje? Mokama reklama ar kokybiškas e-shopas? Čia blitz klausimai. Mokama reklama ar e-shopas? Ne. Tau dabar reikia investuoti pačioj pradžioj. Gal geriau į mokamą reklamą tada? Kas geriau, kokybiškos nuotraukos ir jų mažiau, ar netokios kokybiškos ir jų daugiau? Netokios ir jų daugiau. Influenceriai už ar prieš? Už. Kas geriau, influenceriai ar UGC kūrėjai? Žiūrint, koks tikslas. Jei pardavimai, tai influenceriai.
Brangus ir kokybiškas drabužis, ar šiek tiek pigesnis, bet tinka čia ir dabar? Tik brangus ir kokybiškas. Ką geriau darytum? Kurtum turinį socialiniuose tinkluose ar kalbėtum į kamerą? Kalbėčiau į kamerą 100 tūkstančių. Nors patinka ir kurs, bet man kalbėti į kamerą kaip 1-2. Kas geriau, freelanceris ar samdomas darbuotojas? Ai, šiaip freelanceris man labiau patinka. Profesionalus ar buitinis turinys? Buitinis. Darbas su turinio kūrėjais, barteriu ar už atlygį? Už atlygį. Ačiū tau labai. Labai neprofesionalūs kaip marketingistės klausimai, nes nekokybiškas turinys, aišku, influenceriai, nes visi sako, kad neveikia, o man labai veikia, kas dar daug nekokybiškų nuotraukų, bet man labai įdomu šitas, čia dar pabaigai, ką tu manai, ties šitų daugiau nekokybiškų, mažiau kokybiškų? Šiaip jo, aš irgi imčiau daugiau turinio, ne tokio kokybiško, nesakau, kad nekokybiško. Taip, mes neinam į kraštutinumus. Taip. Bet geriau jo turėti daugiau įvairaus, nes tu irgi turi daugiau patirties, daugiau pasileidi, daugiau pamatai, e-shopui tada vienos nuotraukos, turiniui kitos nuotraukos, tai jau geriau jo turėti daugiau, bet ne tokio kokybiško, bet nekalbu apie visiškai ten nekokybiško. Mat, kaip pavyzdžiui, aš labai dažnai matau drabužiams daro įvaizdinės fotosesijas, kas e-shopui, pavyzdžiui, gerai, bet social media tos įvaizdinės fotosesijos neįdomu. Nežiūri, geriau parodykime, žinai, negražiai sukabintus džinsiukus, o kaip juos vilkia su pilnu outfitu, kaip pavyzdys. Ja. Tai šitas irgi labai svarbu. Taip. Tai ačiū tau. Ačiū tau, kaip faina buvo, tikiuosi nereiks daug karpyti, mūsų videografas jau žvengia iš mūsų. Labai geras pokalbis. Jo, aš tikiuosi, kad žmonės kažkiek bent jau nusijuokė, gal kažkur savęs pamatė. Labai faina iš tikrųjų buvo klausytis tavo podcastus ir vis per skirtingus žmonės apie save išgirsti. Tai šį kartą jau podcastas net su manim, tai tas labai faina ir smagu. Ir aš labai linkiu kiekvienam klausytis podcasto, nes tai yra nuostabus būdas nieko neveikiant, tvarkantis, netgi aš ką irgi mėgstu, važiuojant, dabar važiuojant pas tave irgi pabaigiau klausyti. Tiesiog įgauti tų žinių, nes labai faina klausytis iš patirties. Taip. Žinai, knygos viskas okei, irgi jų yra nuostabių, bet iš patirties tai kažkas tokio, tai labai smagu, kad darai tokį dalyką, labai linkiu jam augti, kuo įmanoma didesniam, nes tokių temų tinklalaidžių jų yra labai mažai, ant rankų pirštų turbūt galima, vienų netgi suskaičiuoti, ne? Tai aš labai linkiu augti tau. Ačiū tau labai. Nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, kad mes ir toliau galėtumėm augti. Tai ačiū tau dar kartą, buvo labai fainai. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up a nice